9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Šiandien rubrikoje 9:11 pas mane lankosi net 3, dabar jau ir 4 vyrai studijoje. Saulius Baniulis prisijungė. Klausykit, dar tiek nėra turbūt buvę. Labai malonu. Ir vaikinai, kažkaip, žinau, kad visokiausių ten buvo komentarų. Komentarai visą laiką būna skaudus ir pikti dažniausiai Lietuvoje pas mus. Tai daug kas rašė, kad nemokat jūs dainuot. Tai dabar padainuokit, kad jau rodytumėt visiems, kodėl į tą X Factorių jūs pakvietė. Būtų gerai, kad įrodytume. Gerai. Tai aš nutildau foną viskas ir laukiu jūsų dainos. Okay, ha! Seems like everybody's got a price. I wonder how to sleep at night. When the sale comes first and it you come second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got a shades on your eyes and you heal so hard that you can. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make a world dance. Forget about a price tag. Ain't nobody, cha-ching, cha-ching. Ain't nobody, yeah. Bubbling, bubbling, wanna make a world dance. Forget about a price tag. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make a world dance. Forget about a price tag. Ain't nobody, yeah. Cha-ching, cha-ching, ain't nobody, yeah. Bubbling, bubbling, wanna make a world dance. Forget about the price tag. Plojam, nes aš čia vieną neplausiu, tikrai. Okay, iš karto paklausiu apie tai, ruošiate naują pasirodymą ir, kažkokią akies kraštelių galit pasakyti, kuo jisai bus ypatingas ir įspūdingas šį sekmadienį? Stengsimės paliesti jūsų jausmus. Pirmą kartą gyvenime. Aha. O mes dar nedarėm. Tai kažkas bus romantiško, žodžiu. Čia tiems, kurie ieškot visi 3 vaikai. Nebe romantiško, jau kažko gilesnė negu romantika. Aha, tai visi 3 ieškot merginų, manau, kad po šio pasirodymo turbūt atsiras gerbėjų krūvos, kurios norės draugauti su jumis. Ir blondinių. Okay. Vaikinai, aš turiu ant stalo savo pasidėjus ir dabar kiekvienam duosiu po maišiuką sektukų, skalbinių sektukų, gaudykit. Vienas, čia yra po 12 sektukų. Saulius viską filmuoja, viską pamatys mūsų klausytojai tv3play.lt ir turiu dar vieną atsarginį, čia jeigu kam pritrūks. Žodžiu taip, nes žinot, iš tikrųjų šitą dalyką yra darę dar viena grupė, su kuria dažnai jūs esate lyginami, kaip sakant, ir tai yra One Direction. Jiems teko padaryti tokią užduotėlę, kuris daugiausiai ant savo veido be plaukų Žygi, be plaukų prisisegiojus sektuku. Ok? Ir jums reikės prisisegiojus sektuku, jau kai sakysit viskas nebegaliu, dar reikės ir padainuoti ką nors. Gerai? Ok. Tai toj pasakysiu 3-4, užleisiu labai smagią dainą. Kaip sakai? Ant greičio ar ne? Labai stipriai neskubėkit, bet kuo daugiau, tuo geriau. Tai važiuojam, viskas. Matau, kad Lukas jau 2 turi ant lūpos. Donatas, kiek ten 3 ant antokio vieno? Žygis rado žandus, kurie labiausiai tinkantis yra sektuku. O skauda? Ne. Lukai, visai neblogai atrodai. Ok, Donatas turi jau 6. Žygį kol kas sekasi, Žygį su Luku, man atrodo, jie tarpusavėje kovoja. Kai juokėsi labai skauda, ne? Pasirodo, kad prisisegus ant antokio netgi kilnojasi tie sektukai, labai smagiai atrodo. Valentėlis Donatas jau yra su barzda. Raminta, kaip jūs padaryti seksovų? Ok, žinokit, džiauriai seksai atrodo, tikrai. Raminta, aš su tavim pašnekėsiu dar. Gerai, dabar gali bandyti su manimi. Jeigu mes būsim mėlyni. Ne, nebūsit. Man Samas leido, aš atsiklausiau jo, viskas yra tvarkoj. Sakė, daryk kokią nesąmonę su jais, tai, kaip sakant, vadas pasakė, klausyt reikia. Ok, kol kas aš bijau net skaičiuoti, kuris daugiausiai iš jūsų turi, bet žiūriu, kad sektukų nebeužtenka jau rimtai. Ja. O galit kalbėti jūs, kuris nori? Skauda.
skauda. Iš tikrųjų dabar sunku yra suskaičiuoti, kuris turi daugiausiai, bet vis dėlto aš lauksiu jūsų daino. Kas atrodo kaip kalėdų. Mes ieškom merginų. Kaip kalėdų senis atrodo Lukas. Su miškelį įkritęs į kamerą. Na gerai, tai dabar dainą, prašom, suplėškit kokią, sutraukit. Aš laimėjau. Ta pačia gal gerai. Ne, tą pačią, kitą kokią. Kodėl mes kitų nemokam? I got the eye of the tiger, the fighter, dancing through the fire, 'cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than the lion, 'cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. Aš galvoju, kad nusimti dabar skaudės labiau negu skaudėjo užsidėt. Gerai, jo, viskas, nusimkit vyrai, aš skelbiu visiškas lygiasias, nes tikrai, kuris iš jūsų daugiausiai skauda. Jo, paskaičiuokit, jeigu galit nusiminėdami, tada sužinosim, kuris... 20. Eik tu 20, matau, kad mažiau. Kažkaip aš galvoju, kad Valentėlis Donatas turi daugiausiai sektukų prisisegęs. Pas jį daugiausiai telpa ant veido. 22. Žygimantas sako 22. Palaukit, to paskaičiuosiu. Donatai, bet tu kažkoks pamiršai. 24 ir pas tave. O pas mane 25. Eik tu. Pajokavau. Žinokit, bet kažkaip labiausiai skausmingiausiai atrodo Donatas. Pasižiūrėkit į jį. Ir jaučiuosi. Gerai, aš labai tikiuosi, kad nesugadinau jūsų veidų prieš antrąjį X Factoriaus finalą, kuris bus jau šį sekmadienį. Spėsit pagyti, susirasit merginas, gal kurios paglostys jums veidus ir viskas praeis. Kągi, ačiū vaikinai, kad atėjote čia pas mane į studiją. Ačiū tau. Mes tikrai su jumis susimatysime. Aš tikiuosi, kad kiekvieną sekmadienį iki pat X Factoriaus pabaigos 19:30 tiesiogiai per TV3. Mūsų pokalbį pamatysite ir tv3play.lt. Benjamins, sėkmės jums. Ačiū. Iki.